Treneris atkarpa. Visų pirma, trečiajame kėlinyje 3:25. Kas nutiko tuo metu? Nežinau, kas nutiko. Jiems per pertrauką buvo sakyta Rūbiniai, kad Prienai labai gerai žaidžia trečius kėlinius, kad jie įmeta 25-30 taškų per trečią kėlinį. Viskas buvo akcentuota, lyg ir nuteikt pavyko kažkiek, bet šie nežinau, kodėl jie taip sužaidė. Aplamai visas varžybas neįvykdė to, ką buvom sutarę ir ką treniravomės, ką darėm prieš šitą komandą. Ir Prienai gerai žaidė, nieko negali pasakyti. Gera komanda, visi metikai yra visi, kur metė, sumetė visus taškus. Pirmą kėlinį Milaknį paleidom. Irgi buvo toks sakyta, kad neduot net jam išmest kamuolio, bet mes nesugebėjom to padaryti. Ir tai, sakau, nepadarėm absoliučiai nepadarėm to, ką buvom sutarę daryti. Treneri, 10 dienų ruoštis šitam rungtynėm, gal vyrai paprasčiausiai perdegė? Nežinau, čia vyrų reikia klausti. Aš nežinau, kaip perdegė ar neperdegė. Čia jie yra profesionalai, jie turi patys nusiteikti varžybom, o tas perdegė ar neperdegė. Aš suprantu, 1-2 žaidėjai gali perdegti, bet ne 8 žaidėjai. Vienintelis Čepulis, kuris šiandien sužaidė taip, o visi kiti, Mantas Vilimas nežaidė šiandien, o kurie žaidė, tai visi tikrai niekad aš žaidėjo gingdėjo nekaltinu ir nekaltinsiu, bet visi matėt, kas čia buvo ir kaip buvo. Treneri, Juventus suklydo 19 kartų, Prienai 20. Tai tos klaidos lyg ir nebuvo tas kertinis akmuo, žiūrint į statistiką bent jau. Ne, tai nebuvo kertinis akmuo, bet sakau, mes persikirtos klaidos, tai kaip klaidos, ten ir jie 20, mes ten irgi 19, tai tas 0, bet nei puolime, nei gynyboje, sakau, nepadarėm tą, ką ruošiamės, kaip jūs sakote, 10 dienų. To mes nepadarėm. Ar galima, treneri, sakyti bent jau šiandienos rungtynėse, kad Juventus krepšininkai 1-1, dvikovose neprilygo varžovams? Tai aišku, jie buvo visą galvą geresni, tai tas ir yra 1-1, 2-2 neapsigynėm šiandien. Kur tarėmės taip gintis, gynėmės visai kitaip. Tai va, čia tokios smulkmenos ir tos drausmės nesilaikymas galų gale mums brangiai kainuoja. Šitą komandą, tai irgi buvo pasakyta, kad už menkiausią kažkokią saviveiklą jie paims ir nubaus. Taip ir buvo.